2012 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos edukologijos universitetas tapo didžiulės tarptautinės mokslinės konferencijos 21 amžiaus kalbos tyrimai nuo garso iki teksto dalyvių susitikimo vieta. Šią konferenciją organizavo Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra ir Lituanistinių tyrimų centras. Iš viso sulaukėme net 56 dalyvių iš įvairių šalių. Be lietuvių, kurių čia buvo daugiausia, pranešimus skaitė Azerbaidžano, Gruzijos, Latvijos, Moldovos, Rusijos ir Ukrainos kalbininkai. Konferenciją pradėjo Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros vedėja, docentė daktarė Lina Murinienė. Šiltais žodžiais konferencijos dalyvius sveikino Lituanistikos fakulteto dekanė, konferencijos mokslinio komiteto pirmininkė profesorė Vilija Salienė. Gausus būrys mokslininkų susirinko čia į mūsų konferenciją. Aš visiems linkiu labai gero darbo, gerų naujų idėjų, naujų minčių, o mūsų svečiams be abejo dar ir įspūdžių. Plenarinėme posėdyje, kuriam pirmininkavo Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros vedėja, docentė daktarė Lina Murinienė ir Moldovos Belcų universiteto rektorius profesorius Georgas Popa, buvo perskaityti 4 įdomūs pranešimai. Viešnios iš Gruzijos, Ketevan Gočetašvili ir Marijam Menjeladze gvildeno aktualias kalbos mokymo problemas. Buvo pabrėžiama, kad ypač negimtosios kalbos specialistai turi suvokti, kad kalbos mokymas tai kartu ir kultūros mokymas, kad skirtingų kultūrų žodžiai turi skirtingas prasmes, jie nevienodai įkrauti emociškai, yra įgyję įvairių simbolinių reikšmių. Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos pirmininkė, docentė Daiva Vaišnienė, skaičiusi pranešimą, parengtą kartu su Lietuvių kalbos instituto direktorė docentė Jolanta Zabarskaitė, dalijosi MetaNord ir MetaNet projektų pagrindų parengtos Lietuvių kalbos technologijų baltosios knygos duomenimis. Moldovos Belcų universiteto rektorius profesorius Georgas Popa kalbėjo apie kalbinių reiškinių nevienodą supratimą ir vertinimą, o viešnia iš Sankt Peterburgo, Rusijos mokslo akademijos narė profesorė Viktorija Kazakovskaja, gvildeno aktualias vaikų kalbos problemas. Konferencijos dalyviai dirbo 5 sekcijose. Fonetikos ir akcentologijos, leksikos ir morfologijos, dialektologijos ir kalbos istorijos, kalbos dėstymo metodikos ir naujovių, teksto lingvistikos ir sociolingvistikos sekcijose. Iš viso buvo perskaityti 46 pranešimai. Kad pranešimai buvo įdomūs ir vertingi, rodo toks faktas. Kai kurios sekcijos negalėjo laiku baigti po pietinių posėdžių ir į šventinę vakaronę rinkosi vis dar diskutuodami. Konferencijos dalyviai pasidalijo mokslinę patirtimi, džiaugėsi galimybę pabendrauti su seniai matytais ir naujai atrastais bendraminčiais. And to all of us. And in Lithuania, į sveikatą. Suvenyrai,
Pasikeitimas kontaktais, šypsenos rodo, kad šis darbas bus tęsiamas. Džiaugiamės sėkmingą konferenciją. Laukiame naujų.